amerikinio futbolo žaidėjo, amerikietiškojo futbolo žaidėjo šarvus. Players, as you can see, wear shock-absorbing armor around the top of the body. They wear helmets. It has signally failed to protect them against trauma-associated brain damage. Some of you have heard me talk about that, but for those who haven't, the reason why it's not effective is that to experience trauma-related brain damage, it's not necessary to be struck on the head. If you're struck hard enough anywhere on the body, then the shock waves will be taken through the trunk, spine, into the skull, and if the skull is shaken around enough, the brain, which is a soft, gelatinous mass, strikes against the inside of the skull, and if you're not eating the right diet, it will develop something oxidative phosphorylated stress, which leads to the progressive loss of brain cells. And this is why so many American football players end up with clinically evident signs of brain damage. Now, it's not necessarily the case. It doesn't have to be like this. And it never used to be like this. If you consider our evolutionary past, a time long before armor, long before helmets and body padding. All is good. I'm just trying to do it. This is why I don't like to work with amateurs or with children or animals, or Mr. Argulis. He's constantly interfering. So remember, if you will, or consider our Neolithic past, a time when we lived a rough and tough, hard scrabble, knock down and get up again existence. If we were so vulnerable to this type of brain damage, how is it possible that our species could have survived? The thing about human evolution is you really need to have 3 generations at any one time. You have the newborn children, the parents are too busy hunting and foraging. It is the elders of the tribe that have always been involved in the transmission of crystallized knowledge. They're the ones who teach the grandchildren. The parents are too busy. So how could that be possible? If we were so vulnerable to brain damage, by the time we were grandparents, we were drilling idiots. We couldn't do it. So clearly, the way in which we lived in the past, there was something about our diet which protected us. A study was done quite recently in England, in Wales in particular, looking at professional rugby players. And it was shown, firstly, that the damage that was involved after trauma was oxidative phosphorylated damage. And that immediately talks to what we do, because we know how... Žala daugiausia yra ne fizinė žala, bet oksidacinės pažaidos padaryta žala. Žala, kuriai galima užkirsti kelią vartojant probiotikus. That is why they were protected. That is why vulnerable, because these compounds have been removed from the diet. So external armor doesn't protect. You need to have this internal nutritional armor if you want to survive in today's competitive world, or indeed in any world. So what is internal armor? Well, we are offered internal armor, and I was offered a remote control, which clearly doesn't... Atsiprašau, dar nuotolinio valdymo pultelis neveikia. Gal galėčiau kitą įrangos vienetą gauti, tiesiog neveikia. Nu, pasirodo, pasispaudė. Aš žinau, kad jums patinka Under Armour, tai yra prekės ženklas, kuris siūlo labai gerai reklamuojamą sporto aprangą. Tiesa, turiu pažymėti, kad bendrovės turbūt pelno marža yra 15%, ar net 50%. Ir vėl streikuoja mano pultelis. Ar galite kontroliuoti skaidres rankiniu būdu? Taigi, Andrius viską kontroliuos. Kodėlgi manęs tai nestebina? Taigi, kiekvieną kartą, kai man reikės naujos skaidrės, aš pakelsiu ranką. Teks tvarkyti šitaip. Vitamin šopiai. Labai akivaizdu, kad mūsų prasta mityba gadina mūsų organizmą, padaro mus pažeidžiamus labai įvairiais būtais. Farmacinė bendrovė mums neteikia jokių sprendimų. Tiesą pasakius, maistas mus nuodija ir kartu
mes papildų bendrovėmis, papildais bandome užpildyti tas spragas, kurios atsiranda dėl prastos mitybos, nes mes esame nuodijami. Štai čia pamatysite kelias nuotraukas iš Šiaurės Amerikos. Apsilankę papildų parduotuvėse, labai greitai suprasite, jog tokiose parduotuvėse parduodama 1000 produktai, žadama įvairiausio poveikio, nuo geresnio drėkinimo organizmo viduje, nuo pagerėjusios sveikatos iki neįtikėtiniausių dalykų. Bet labai dažnai tie produktai net neduoda jums to, ką pažada. Tai yra tik rinkodara. O yra taip todėl, kad mes labai remiamės ir mes poveikio nejaučiame, todėl, kad remiamės farmakologiniu modeliu. Bet farmacinė pramonė yra labai konkreti ir mūsų vaistai veikia labai specifiškai. Mes vadovaujamės visi magiškomis piliulėmis. Bet mes dabar gyvename tokiame pasaulyje, kai gyvenime tarsi bandome apriepti viską, vartoti įvairių priemonių, bet susidūrę su sveikatos problemom, tada iš karto perinam prie piliulių, kurios yra skirtos tik tai labai konkrečiam tikslui. Tai iš tiesų kyla klausimas filosofinis, kodėl esame atsidūrę tokiose problemose. Galbūt dėl to, kad labai kliaujame savo ekonomiką ir komercinėmis, istorinėmis priežastimis. Bet mes čia kalbame apie senovišką mitybą. Senovišką mitybą, kuri mums suteikdavo tuos vidinius šarvus, ko neturime dabar. Vadinasi, reikia grįžti prie to. Na, o dabar pereikime prie tikrų vidinių šarvų. Tai yra tie vidiniai šarvai, kurie jūs apsaugos nuo įvairių lėtinių ir degeneratyvinių ligų. Kodėl? Todėl, kad tai yra priešnodis. Priešnodis tam, kas skatina mūsų sveikatos problemas šiais laikais. Nes mes visi dabar kenčiame nuo lėtinio uždegimo. Kaip manote? Turbūt reikia naujos baterijos. Mes kenčiame nuo lėtinio uždegiminio streso, dėl jo nyksta mūsų audiniai, organizmo būklė prastėja, prasideda disbiozė, bet disbiozės išgydyti negalima. Išgydyti negalima tokiais produktais, kurie yra parduodami, prieinami parduotuvėse. Tiesą pasakius, mano nurodyta papildų parduotuvė net nežino, kaip shop teisingai pirkti, apsipirkinėti, parašyti. Tai tikrai jie negali su savo produktais jums nieko pasiūlyti. Bet mes, Zinzino, esame sukūrę labai specifinių priešnodžių, padedančių spręsti šiuolaikinės dietos, šiuolaikinės mitybos keliamas bėdas. Zinzino, labai dėkoju už galimybę savo idėjas platinti, nes iš tiesų prieš gal 10 metį apie tai niekas nekalbėjo. Dabar mes tai matome Zinzino, mano idėja, sveikatos protokole. Mes su papildai, su tinkama mityba galime išspręsti daug organizmą kamuojančių bėdų ir atgauti sveikatą. Žmonės šitas intervencijas reaguoja gerai. Mano kolegos, medicinos profesionalai visiškai yra nustebę. Mes dabar turime iš naujo permastyti, kaip žiūrime ir gydome į degeneratyvinės ligas. Mūsų buvo teigiama, kad lėtinės degeneratyvinės ligos yra entropinės ligos. Mums buvo teigiama, kad sistema savaime, o organizmas yra sistema, anksčiau ir vėliau su laiku pradeda nykti. O lėtinės ligos yra, vis tik reikia pripažinti, pasiekmė lėtinius uždegimus skatinančių produktų. Pepsi kolos, Coca-Colos.
pašalinę šitos toksinus, nes tai tikrai nuodijimas, mūsų organizmo nuodijimas, pašalinę tuos nuodus galime gauti puikius rezultatus, atgyvinti savo organizmą, atnaujinti jį, išgydyti. Tiesiog reikėtų išsiaiškinti, kas jums organizme kenčia. Reikėtų grįžti prie to, kas iš pat pradžių organizmui buvo priimtina ir kas užtikrino mūsų ilgalaikę sveikatą. Su tinkama mytyba galime atrakinti regeneraciją organizmo. Visi šitie procesai, kuriuos mes matėme pirmykštėse visuomenėse, vis dar yra mums prieinami. Mes galime jų išgelbėti, prie jų grįžti ir veikti taip, kaip buvome tarsi kaip žmonės sukurti gyventi. Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kinijoje vykdomi tyrimai, ląstelių tyrimai. Tiesa, kol kas nežinome, ką tai gali mums duoti, bet naujosios technologijos netrukus padėsiančios mums atgauti sveikatą, netrukus bus plačiai prieinamos. Jei mes norime valgyti labai sveikai, ir valgytumėm labai sveikai, išvengtumėm tokių problemų, su kuriomis susiduria didžioji pasaulio gyventojų dalis. Štai čia nuotraukoje matote salotas, kurias užsisakiau vakar. Ten yra salotų lapai, tamsialapis kopūstas, granatas, sumako prieskoniai, tai yra artimųjų rytų prieskonis, pomidorai, svogūnai, daugiau dalykų. Bet aš tų salotų neužsisakiau. Jas užsisakė Madlena. O štai aš valgiau štai ką. Patį blogiausią dalyką, ką įmanoma. Valgiau lietuvišką patiekalą, kuris, mano nuomonė, jums visiškai nenaudingas sveikatai. Aš valgiau žemaitiškus blynus, man atrodo. Bet tai yra jums netinkamas, jūsų organizmui netinkamas maistas. Aš net nežinau, kas ten buvo. Ten buvo sūrio padažas, druska, sviestas, tikrai nesveika. Bet aš norėjau to paguodą teikiančio maisto, naminio maisto. Bet tai buvo mitybinė katastrofa. Aš tikrai žinau, kad jūs esate sveiki. Aš žinau, kad jūs tiesiog nuolat galvojate apie sveikatą. Andrius mums sakė, kad jeigu jeigu Lietuvoje norite įsigyti energinį gėrimą, pavyzdžiui, Red Bull, turite įrodyti, kad esate pilnametis 18 metų. Tai man yra naujiena, kad kažkurioje valstybėje taip yra daroma. Aš labai mažai žmonių rūkančių mačiau Lietuvoje, tai džiugina, bet jūsų šalis yra išimtis. Jeigu keliautumėte po Ameriką, Šiaurės Ameriką, Pietų Ameriką, Afriką, Aziją, tai tikrai matysite siaubingų maistų, nes vakarų įmonės, gaminančios baisų maistą, tiesiog yra sutinkamas visame pasaulyje, jų maistas yra išplitęs, jis yra valgomas, o valgomas todėl, kad jis yra pigus, patogus ir prie jo yra priprantama. Iš tiesų, maistas, kurį valgome, yra sukurtas taip, kad nuo ankstyvų dienų net vaikai išsivystytų priklausomybę šiam maistui ir būtų didžiųjų imunogamintojų klientais visą gyvenimą. Jūs esate išimtis. Tie, kurie domisi savo sveikata, kuri rūpinasi savo mitybą, tie žmonės yra išimtis. Ir Lietuva yra išimtis. Mes esame atsidūrę tokioje situacijoje, jog daug sprendimų priima politikai, kaip mes turėtumėm valgyti. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje, JAV, vis daugiau žmonių dėl politikų priimtų sprendimų valgo itin perdirbtą maistą. Todėl, kad daug dalykų, bazinių produktų žmonės jau nebegali įsigyti. Būtent todėl žmonės vis dažniau vartoja itin apdorotą maistą. Ir
kadangi jie valgo tokį maistą, tai sveikatai pasiekmes yra irgi baisios, kartais neprognozuojamos. Naudojama daug cheminių medžiagų dėl to, kad vartojamas toks maistas ir mes iš esmės turėtume vartoti daugiau viso grūdo patiekalų, daugiau daržovių, daugiau vaisių. O kokia yra realybė? Ką iš tiesų žmonės valgo? Nesvarbu, kokie yra geriausi ketinimai, nesvarbu, kokius pavyzdžius rodote kitiems, iš esmės valgome būtent tokį maistą, kokį matote skaidrėse. Ir geriame Coca-Colą. Išskyrus tai, kad vėlgi lietuviai Coca-Colos nelabai mėgsta, nelabai ją geria. Jūs praktiškai galėtumėte rodyti pavyzdį visam likusiam pasauliui. Čia matote reklama, kurioje yra Kalėdų senelis. Ir tai yra tas veikėjas, kuris imponuoja daugeliu žmonių, ypač vaikams. Ir Coca-Colos įmonė būtent tuo naudojasi, kad parduotų kuo daugiau savo produktų. Ir tai daro nuo 1934 metų. Ir jų nuomonė, Kalėdų senelis atrodo būtent taip. Tai yra vyresnio amžiaus vyras, kuris ko gero pats geria per daug tos Coca-Colos ir ko gero, žiūrint į jos sudėjimą, jam netgi gali būti diagnozuotas diabetas. Nepamirškime to, kad tas veikėjas yra išgalvotas ir taip mes jį dabar visi ir įsivaizduojame. Ir jisai tarsi sako, darykite taip kaip aš, ar ne, gerkite Coca-Colą ir jis tarsi reklamoje rodo visiems pavyzdį, ką reikėtų daryti. Čia matote vieną veikėją iš Monty Pythono. Kodėl aš tai rodau? Todėl, kad vėlgi itin perdirbtas maistas sukurtas tam, kad jis išvystytų priklausomybę tiems, kurie jį vartoja. Ir tada prasideda tas užburtas ratas, ar ne? Kuo daugiau tokio maisto vartojate, tuo didesnė tikimybė, kad organizme išsivystys tas uždegiminis stresas. Ir tada bus daromas poveikis tiek parasimptominiai sistemai, tiek bus patirtas neurostresas, bus patirtas poveikis visuose organuose. Ir kai itin perdirbtas maistas pradės daryti poveikį absoliučiai visam organizmui, išsivystys labai rimta priklausomybė ir žmogus netgi nebeprisimins, kaip jisai jautėsi prieš pradėdamas vartoti tokius patiekalus ir tokį maistą. Ir taip išsivysto priklausomybė, pradeda veikti tokie atlygio mechanizmai, kai suvalgai tokio maisto ir organizmas tarsi tau dėkoja. Ir tada to maisto nori vis dažniau. Maisto pramonė tai puikiai žino ir aš viso to visiškai neišgalvoju. Labai tikėtina, kad daugelyje mūsų perkamų maistų, patiekalų yra įvairių medžiagų, kurios kelia tą priklausomybę. Ir tai yra didžiulė problema. Maisto pramonė tai žino ir jai tai visiškai nerūpi. Jai tik rūpi, kuo daugiau tokio maisto parduoti, taip pat didinti pelną jos akcininkams ar suinteresuotosiems subjektams. Mes bandome kovoti su ta problema. Mes bandome kurti naujus produktus. O maisto pramonė bando viską kontroliuoti, kad padėtis visiškai nepasikeistų, nes ji turi pinigų, kad galėtų plėtoti lobizmą. Atsigręžkime į Japoniją. Ten padėtis yra visiškai kitokia, ten yra parduodamas sveikas maistas, pavyzdžiui, foši. Ir didesniai pramoniai iš esmės poveikis nėra daromas, nes yra parduodamas funkcinis maistas, įvairūs gėrimai, kurie daro tikrai gerą poveikį.
Ir tai bandoma ne tik daryti gerą poveikį sveikatai, organizmui, bet ir keisti žmonių nuomonę, keisti žmonių požiūrį. Ir tokie patiekalai, toks maistas, tokie produktai nebūtinai gali kainuoti daugiau. Ir juos maisto pramonės sektoriai puikiai tai žino. Kitos įmonės, pavyzdžiui, pas juos buvo priverstos sekti jų pavyzdžių, nes kitaip buvo tikimybė, kad jie praras savo rinkos dalį. Ir kuo daugiau tokių produktų yra pristatoma į rinką, ar sveikatos tikslais, ar kitais, tiesiog žmonės to tikisi ir tokį maistą perka. Keičiamas gyvenimo stilius. Ir aš matau, kad kažkas panašaus vyksta Lietuvoje, o taip vyksta ir Japonijoje. Jie turi sveikatinimo tikslą, jie nori, kad jų žmonės gyventų ilgai ir sveikai. Ir iki šiol vakaruose to dar nėra įvykę, nors galbūt ten įmonės irgi norėtų pradėti kažką panašaus, tačiau padėtis yra kitokia. Yra žiūrima į visai kitokią perspektyvą. Norima paleisti tokį produktą, tarkim, mažmeninėje rinkoje, kuris būtų labai pigus, kuris būtų skanus, tačiau nesveikas ir vakaruose pramonė orientuojasi į itin apdorotą, itin perdirbtą maistą. Jie siūlo pigų, skanų, mažos maistinės vertės produktus. Tačiau taip pat yra įmonių, kurios nori parduoti pigius ir skanius maistinę vertę turinčius produktus, kurie nedaro neigiamo poveikio sveikatai. Kitą kartą labai sunku įsivaizduoti, kad yra toksai produktas, kuris būtų pigus, prieinamas, įperkamas, tačiau taip pat turėtų, tarkim, didelę maistinę vertę. Įsivaizduokime aliejų, kurį vartojame mytyboje. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, balance oil, toksai produktas, kurį galime vartoti ir per pusryčius, ir per pietus, ir per vakarienę, kai gaminame maistą. Kitą kartą žmonės nenori pirkti sveiko produkto, kitą kartą jie galvoja, kad daug pravarčiau yra išgerti kažkokią tabletę, kad būtų geras poveikis ir sveikas poveikis sveikatai ir organizmui. Vėlgi, jeigu norime būti sveikesni, turime orientuotis į kitus dalykus ir tarkim JAV taip pat turi priversti savo maisto pramonę keisti kryptį, keisti požiūrį, nes kitose šalise jau yra kuriami tokie produktai, kurie yra daug sveikesni ir nedaro ardomojo poveikio organizmui. Siekiama, kad maistas nebūtų destruktyvus, kad nedarytų žalos organizmui, yra kuriami įvairūs preparatai, įvairios formulės, kad maistas nebūtų ardomojo poveikio ir nesukeltų lėtinių degeneracinių ligų. Čia matote yra diagrama, kurioje yra vaizduojami labai mus gąsdinantys rezultatai. Matote, kiek yra išnaudojama, išeikvojama sveikatos išteklių, koks yra apkūnumo rodiklis tarp vyrų ir tarp moterų ir kaip nuo 75 metų vis daugėja žmonių, kuriems diagnozuotas diabetas, antro tipo diabetas. Visose išsivyšiusiose valstybėse padėtis tik tai blogėja, o kaip žinome, diabetas lemia ir kitas onkologinės ligas. O čia matote prasidėjęs judėjimas, jis yra vis populiarėjantis nuo ūkio iki stalo, field to fork. Ir kaip matau, tas judėjimas vis intensyvėja, nors prasidėjo nuo labai tokio mažo mastelio. Vėlgi, bandoma pereiti nuo itin apdoroto maisto prie bazinių produktų. Bandoma tuos bazinius produktus praktiškai atvežti į žmonių namus, į restoraną. Ir kai žmonės tokį maistą valgo, tai bent jau žinai to
produkto kilmę, iš kur tas maistas yra atvežtas ar ne. Ir tai yra tik pranašumai, vien tik tai pliusai. Produktai yra gaminami vietoje, lokaliai ir iš to išlošia visi, tiek verslas, tiek ūkis, tiek patys žmonės, kurie tokį maistą valgo. Tiekimo grandinė taip pat yra labai trumpa. Ir vėlgi tai yra didelis pliusas visiems. Ir kai valgome tokį maistą, tai žinome, kad pavyzdžiui, augalus ar ne, ar augalinės kilmės maistą, tai susidarantys junginiai taip pat nedaro jokio žalingo poveikio mūsų sveikatai. Kalorijų taip pat nėra suvartojama daug ir organizmas gali labai gerai prie tokio maisto prisitaikyti. Jeigu mes valgysime tokį maistą, kuris yra pagamintas vietoje, tai mes neizoliuosime savęs nuo gamtos, nuo natūralaus pasaulio, nenutrauksime tų grandžių, kurios mus sieja su visu pasauliu. Tačiau tokių žmonių vis tiek yra dar tik tai mažuma. Daugumai reikia kitokio maisto. Tačiau nepamirškite šio judėjimo. Nuo ūkio iki stalo. McDonald's, aišku, visą laiką yra daug greičiau paruošiamas, daug geriau įperkamas ir prieinamas maistas, ar ne? Tačiau nepamirškime, kad šis maistas kelia lėtinės degeneracinės ligas, kurios kelia priešlaikinę mirtį. Praktiškai valgydami McDonald's maistą, nusitiesiam savo kelią tiesiai į kapines, ar ne? McDonald's matom visur. Praktiškai pradedi valgyti tokį maistą ir šalia tavęs pradeda sukiotis mirties angelai, net ir ligoninėje, nesvarbu. Tokie restoranai yra net ligoninėse. Pavyzdžiui, JAV, Kentukio valstijoje, net ligoninėse yra McDonald's pasiuntiniai, kaip matote šioje skaidrėje. Ar ne? Buvo vienas chirurgas Limoje, kuris man pasakojo tokią mane stulbinančią istoriją, kad ten yra tiek daug greito maisto restoranų tinklų, tiek Limoje, tiek Ohajuje, ir tie tinklai atsidaro savo filialus net ligoninėse, ir ligoninėse yra vien greito maisto restoranai. Ir pacientai, ir ne tik pacientai valgo tokį maistą, bet ir visi kiti žmonės, kurie irgi iš karto atsiduria ligoninėse. Tai padėtis yra tikrai pasibaisėtina. Praėjusiais metais teko lankytis Minesotoje ir bendravau su savo kolegomis iš Zinzino, viename mažame mieste. Ten nebuvo kur pavalgyti ir sako, nesijaudink, viskas gerai, bent jau pavalgysi gerus pusryčius. Ir kai aš valgiau tuos pusryčius, aš negalėjau atpažinti absoliučiai nei vieno patiekalo. Net pica buvo nepanaši į picą. O pusryčius ir sudarė vien tik tai pica ir sausainiai. Vienintelis maistas, kurį galėjau atpažinti, tai buvo obuolys. Bet ir obuolys buvo pernokęs, praktiškai nevalgomas. Kava buvo taip pat pasibaisėtino skonio. Visas maistas tiekiamas toje vietoje, kurioje apsistojau, buvo nevalgomas. Ir lankiausi konferencijoje, kurioje buvo pristatomi įvairūs nauji farmakologiniai produktai. Čia tau nuo širdies tabletė bus, čia tau nuo dar kažkokios ligos, čia tau nuo depresijos, čia tau nuo vėžio, ar ne? Bet iš tikrųjų tai reikėtų pradėti viską keisti nuo to, ką tiekiame į savo stalą, ar ne? Maisto pramonė yra atsakinga už mūsų ligas praktiškai ir ji kūrė tokį verslą, kad toliau maitintų vaistų pramonę.
visa pramonė yra labai centralizuota ir tikrai nesveika ir tų pramonė interesai nuolat persidengia. Būtent tokią veiklą aš ir užsiimu, decentralizavimo. Aš noriu, kad tos grandinės būtų skaidomos ir padėtis gerėtų. Štai keli faktai. Jūs neraminantis turėtų tie faktai būti, nes mums reikia keisti savo požiūrį. Man nestebina, kiekvienoje vietoje, kiekviename restorane Lietuvoje, kur lankiausi, turime ir labai sveikų pasirinkimų. Jūs esate laimingi, ta prasme, laimingi, kad gyvenote Lietuvoje. Jeigu galėčiau pasakyti, tai čia rojų žemėje. Bet štai čia, kas jums turėtų kelti nerimą. Tai yra tik tai nedidelė imtis. Tyrimų darytų daugumoje valstybių pasaulio. Ir čia kalbama apie itin perdirbto apdoroto maisto ryšį su mūsų koreliacija su mūsų lygomis. Mūsų maistas 10% didina riziką susirgti vėžį. Tai čia rezultatai buvo pateikti atlikus tyrimą JAV ir Kinijoje. Kuo daugiau to maisto valgote, tuo labiau rizikuojate susirgti vėžiu. Ir 14% toks maistas didina ankstyvosios mirties riziką. Taigi, kuo daugiau tokių maistų valgote gerų, tuo didesnė rizika, kad susirgsite ir numirsite anksti, didesnė rizika susirgti diabetu. Visai neseniai esame surinkę ir COVID-19 duomenis, tai reiškia, kad prasta mytyba didina susirgti riziką COVID-19, didina demencijos riziką. Kuo daugiau prasto maisto valgote, tuo daugiau prastėja jūsų kognityviniai gebėjimai. Ir einama demencijos link. Tai kita skaidrė. Napier klinikinėme tyrime atliktame 2019 metais, tyrimas beje atliktas su žiurkėmis. O žiurkių organizmas elgėsi labai panašiai ir ląstelės elgėsi panašiai kaip ir žmogus, tai yra reprezentatyvūs tyrimai, atlikus tyrimus su pelėmis. Tiesą pasakius, taip, aš esu tikras, kad tyrimai šitiems gyvūnėliams lygiai taip pat nepatinka kaip ir jums, bet rezultatai šių tyrimų yra reprezentatyvūs. Net ir žiurkės, jas maitinant prastu maistu, jiems irgi išsivysto priklausomybė ir jos dažniau renkasi tokį maistą. Mes šiandieną labai neefektyvus, atsiprašome dėl visokių techninių bėdų. Prasta mytyba rodo paspartėjusi biologinį senėjimą. Esposito tyrimas. Taigi maistas yra vienas iš tų veiksnių, kurių prisideda prie didesnio uždegimo organizme. Dėl uždegimo prasideda sepsis organizme. Tai reiškia, kad mes labai einame negatyvę, labai ardomąją, destruktyvę kryptimi. Geriau maitinančiose populiacijose, ir čia buvo tas pats Napier tyrimas su žiurkėmis atliktas, rodo, kad sveikesnė mytyba veda prie ilgesnės gyvenimo trukmės. Italijos, Ispanijos tyrėjai, kuriuos labai mėgstu, jų tyrimas parodė, kad valgant daug perdirbto maisto keičiasi organizme mūsų žymenys, kurie nurodo ligų išsivystymą. Tie, kas valgo viduržemio dietą, pavyzdžiui, sveikesnė dieta, sensta vėliau, sensta lėčiau. Bet tos viduržemio dietos yra ne viena, daugiau kaip viena. Bet jos visos rodo skirtingą žmonių senėjimo greitį, bet dauguma valstybių aplink
Viduržemio jūrą, pavyzdžiui, Graikijoje, kurią valgome, ar Italijoje valgome, vis tiek turės skirtingų produktų ir nuo to priklauso ir žmonių senėjimo greitis. Bet dėja, ta viduržemio dieta, kokią žinojame ir kokią įsivaizduojame, sakydami viduržemio dietą Italijoje, Graikijoje nebeegzistuoja. Jų valgyta dieta, ypač Italijoje, pavyzdžiui, pietų Italijoje, pakeitė itin perdirbtas maistas, picos, kumpiai, tai yra moderni dieta. Tai ir dabar sveiką maistą išstūmė visiškai priklausomybę kelintis šiuolaikinis vakarietiškas maistas. Sąlyginai turtingi žmonės Skandinavijoje dabar valgo tai, ką pavadiname naująją vikingų dietą. Ir sveikatos baigtys dabar yra geriausias būtent jų populiacija, nes jie valgo daug žuvies, uogų, vaisių. Taigi, ateiname prie tokios situacijos, jog žinome, jog itin perdirbtas maistas mums kenkia, mus žudo tiesioginė to žodžio prasme. Ir esame pasiekę tokią ribą, kai galime pradėti galvoti, ką galime padaryti, kaip tą keisti. Jungtinėse Amerikos valstijose buvo atliktas sveikatos tyrimas. Ir įvertinus to tyrimo rezultatus, pasiekmė buvo štai šitos etiketės. Tai kampanija skatinti mesti rūkyti, kampanija rodanti rūkymo žalą. Ir dabar tokios etiketės yra visame pasaulyje. Mes esame labai pripratę jas matyti ir keičiame savo elgesį. Visko gali būti, kad galėtumėm tokiu pačiu pagrindu elgtis su maistu. Štai čia yra pavyzdys iš Kanados, Health Canada. Tai yra sveikatos priežiūros ar sveikatos reguliacinė institucija. Jie turi tokią tarsi šviesoforo sistemą, kurią naudoja ant maisto pakuotės. Ši šviesoforo sistema nurodo labiau palankų sveikatai maistą, mažiau palankų, kur yra daugiau druskos, kur yra daugiau cukraus. Mano kolegos sutinka beveik visuotinai dabar, kad vakarietiška dieta, vakarietiška mityba mus žudo labiau nei visos kitos priežastys. Tai reiškia, kad mums reikia kažkaip kitaip pradėti galvoti apie maistą, pradėti gaminti kitokį maistą, kurti kitokį maistą, kuris mūsų nežudytų. Mes turime atsisakyti štai šitų dalykų. Tai yra šokoladas. Visko gali būti, kad pasakysite, kad šokoladas nėra toks prastas dalykas. O kaip dėl šito? Aš tiesą pasakius nežinau, ar tokia rinkodara veiktų, susijęjant maistą su mirtimi, bet kai kuriais atvejais taip yra. Visko gali būti, gal reikėtų, gal ir kaip su tabaku pradėti užrašinėti etiketes ir įspėjimus ant maisto. Aš tikiu, kad atsisakytumėte šitų bulvyčių iš mano, jeigu žinotumėte ir matytumėte užrašą, jog tokios bulvytės užkimša jūsų arteriją, sukelia širdies priepuolį ir insultą. Tiesa, klausimas, ar toks įspėjimas mus sustabdys, ar kiek sustabdys, kas sustabdys. Jūs esate lietuviai, jūs iš viso nevalgote tokių dalykų, taip? Jūs tokie civilizuoti esat, man kartais net nepatinka, kad nesiginčijate. Norėčiau išsiaiškinti dabar apie tai, kas jūs esate, kiek iš jūsų atėjo pėsčiomis šiandien. Pakelkit ranką, kas atėjo pėsčiomis iki šio renginio? Kas atvažiavo dviračiu? Nelabai gerai, maži skaičiai. Jūs esate sveikesni, bet ne visiškai sveiki.
Jei esate buvę mano paskaitose, tikrai esate matę šią skaidrę. Mes turime labai nedaug įmonių, kurios kontroliuoja praktiškai didžiausią mūsų maisto pramonės rinką. Labai nedaug. Ant rankų pirštų suskaičiuojamas įmonių skaičius valdo beveik visus produktus, kuriuos mes valgome. Visi šitie produktai, juos atpažįstate ir juos vartosite ilgą laiką, jūs susargdins. Tai yra mitybinė prasme labai jums kenkiantis maistas. Dėl šitų priežasčių. Čia yra pagrindinės struktūrinės problemos, kurios yra susijusios su šituo mūsų valgomu maistu. Jos yra tokios. Visų pirma, šis maistas pasižymi patologiniu omega-6 ir 3 santykiu. Jeigu pasižiūrėtumėte į žmogaus evoliuciją, pamatytumėte, kad labai pasikeitė santykis, kiek suvartojame omega-6 ir 3. Vis dažniau vartojame daugiau omega-6, ne omega-3. O didesnis šis omega-6-3 santykis skatina uždegiminius procesus, sukuria galutinius organizme glikacijos produktus, kurie skatina lėtinį uždegiminį stresą. Omega-3 nebevartojame. Šiaurės Amerikoje santykis šių dviejų dalykų yra 25 su 1, kai kur net 100 su 1. O taip yra tose teritorijose, kurių nesupa jūra, kuriuose nėra vandens telkinių, nes tos tautos nevalgo visiškai tuo metu žuvies, jūros gėrybių ir panašiai. Šitame maiste nėra polifenolių ir atitinkamai nėra mūsų organizme. Paprastai mes, kai valgome vaisius daržovės, ypač vaisius, jų odelėje yra polifenolių. Polifenolių yra todėl odelėje, kad vaisius ar daržovė apsigintų nuo stresorių. Daržovėse odelėje yra fikocianinų, kurie padeda mūsų imuniniai sistemai, ją saugo. Ir tų polifenolių ir fikocianinų tikrai negaunate valgydami obuolių pyragą. Tai yra visiškai kas kita, nei valgytumėte žalę obuolį. Nes gamindami obuolių pyragą paprastai tiek graužtuką nuimate, kuriame yra daug dalykų, kurie apsaugo organizmą, nes iš esmės graužtuke koncentruojasi daug apsauginių dalykų, kurie saugo vėlgi, kaip jau minėjau, augalą nuo grėsmės, nuo graužikų įvairiausių. Lygiai taip pat gamindami obuolių pyragą nulupėme žievelę, taigi atsisakome visų tų gerųjų savybių, kurias mums siūlo vaisiai ir daržoviai. Nevartodami vaisių ir daržovių didiname organizme glikeminį krūvį, nebevartojame prebiotikų, mes vartojame tokius angliavandenius, kurie labai skiriasi nuo mūsų pirmykštės dietos. Nepamirškime, kad pirmykštėje dietoje tų angliavandenių buvo labai daug, bet mūsų angliavandeniai labai skiriasi. Mūsiškiai yra tušti, jie labai neigiamai veikia mūsų organizmą. Organizme nebegauname beta-gliukanų, žarnyne nebelieka naudingųjų bakterijų. Beta-gliukanų nesant organizme kyla prieš uždegiminis stresas, išsivysto įvairiausios alergijos, mes vis dažniau sergame, tampame atsparus infekcijoms. Nes maisto pramonė mus sirgdo. Mes turime labai daug savo organizme ir vartojame daug galutinės glikacijos produktų, patologiškai daug. Tai yra naudingi
nuodingi junginiai, daug cukraus, daug šito maisto yra pigaus, o jisai pigus ir skanus todėl, kad maisto pramonė deda ten labai daug cukraus. Kečupe yra daug cukraus. Mes tiesą pasakius, kai valgome kečupą, jisai netrodo saldus, tiesa, bet yra priemonių, kuriamis galima pakeisti maisto skonį. Užmaskuoti kečupę sudėtą cukrų galima tiesiog įdėjus šiek tiek acto. Tai yra visos tos problemos. Ir taip galite susirgti įvairiais būdais. Ir tokių, tarkim, įrenginių ar mechanizmų, kurie mums padeda sveikti, yra netiek ir daug, jų vis mažėja. Pažiūrėkite, kokias problemas kelia industrinė dieta arba toks gyvenimo stilius, kai mes mažai judame. Prasideda lėtinis uždegimas, disbiozė, nepakankamos mitybos keliamos problemos, ar ne? Glikeminis krūvis būna per didelis, glikemijos indeksas taip pat per mažas. Kai vartojame į sveiką maistą, tai ten būna tūkstančiai molekulių, nuo 50 iki 70. Tačiau mūsų maistas yra toksai suprastėjęs, kad ten tų molekulių yra vis mažiau. Ir būtent tai daro sveikatos protokolas. Jis neutralizuoja tuos produktus, kurie daro žalą organizmui. Mes skatiname pereiti prie tradicinės mitybos, pasirinkti produktus labai kruopščiai, kad būtų kuo daugiau skaidulų, probiotikų ir kad mūsų mitybos profilis panašėtų į pirmykštę mitybą, kad galėtumėm padėti savo organizmui. Tikiu, kad esate girdėję apie tam tikrus tyrimus, kuriuose nustatyta, kokie produktai gali padėti nugalėti, pavyzdžiui, antro tipo diabetą. Ir tai ne vien tik mankšta. Manau, kad ilgainiui žmonės gali įveikti tą neigiamą poveikį organizmui pakeitę mitybą. Kai kurie pereina prie ketogeninės dietos, kai kurie pereina prie natūralių junginių, kurie padeda organizmui išsaugoti tą energiją, kurią įgyja, tarkim, judėdami, mankštindamiesi, padeda raumenims įsisavinti tą energiją. Yra ir farmacinių tyrimų, kuriais įrodyta, kad taip galima apsaugoti žmonės nuo įvairių lėtinių degeneracinių ligų, kitų ligų. Ir taip žmonės yra skatinami pereiti prie natūralių produktų. Yra kitų molekulių, kurios taip pat gali padėti gydyti įvairias ligas, netgi veiksmingiau. Jei norite sužinoti, kokie tai produktai, apsilankykite mano blogę. Įvairiose šalyse arba žmonėms diagnozuojamos lėtinės degeneracinės ligos, žmonės darosi įvairius testus ir aš nežinau, ar tai etiška iš karto nustatyti, ar žmogui yra tikimybė susirgti tokią ligą, galbūt reikėtų keisti mitybos profilį ir tai daryti iš pradžių, galbūt reikėtų ištirti, ar žmogaus organizmą veikia, tarkim, uždegiminis stresas, lėtinis uždegiminis stresas. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes pradėtumėm naudoti produktą Balance Oil, tai labai patikimai galėtumėm padėti ir savo audiniams, ir žarnynui, galėtumėm sumažinti disbiozės riziką, taip pat padėti B tipo
giliesiems riebaliniams audiniams, taip pat sumažinti omega 6 prie 3 santykį, taip pat įveikti neurologinius uždegiminius poveikius. Ir yra įrodyta, kad šis produktas taip pat padeda žmonėms, kurie kenčia nuo nerimo priepuolių. Pavyzdžiui, Viva produktas. Mes esame atlikę tyrimų per pastaruosius 50 metų ir yra įrodyta, kad žmogaus ilgamžiškumas gali tikrai pailgėti. Ir dabar šiek tiek noriu pakalbėti apie zinobiotikus. Kai kurie tai vadina psichobiotikų. Kodėl? Pats pavadinimas jums turėtų duoti užuominą, nes zinobiotikai daro psichologinį poveikį. Airijos Korko universitete buvo atlikti medicininiai tyrimai ir buvo įrodyta, kad zinobiotikai padeda mažinti nerimą ir depresiją. Zinobiotikai ir probiotikai gali būti labai veiksmingi, jų poveikis gali būti praktiškai neribotas. Ir poveikis gali būti daug reikšmingesnis vartojant probiotikus, prebiotikus. Yra daugybė priežasčių, kodėl žmonės turėtų rūpintis savo mikrobiotą, nes nuo jos priklauso mūsų psichikos sveikata. Nuo to priklauso, kaip mes priimame ir apdorojame informaciją, kaip mes jaučiamės, kaip mes galvojame. Mikrobiota susijusi su daugeliu mūsų asmeninėmis savybėmis. Jos yra susijusios su neurodegeneratyvinėmis lygomis, taip pat įvairiomis neurobūklėmis, autizmu, Aspergerio sindromu, elgesio sutrikimais ir šizofrenija. Yra įrodyta, kad jeigu yra rūpinamasi mikrobiota, gali pagerėti psichikos sveikata ir sumažėti rizika susirgti visomis tomis lygomis arba įgyti tokių būklių. Labai dažnai tai yra susiję ir siejama su stereotipinėmis dietomis, ypač vaikų atveju. Prasta mikrobiota lemia neurologinės ligas, o gera mikrobiota šias problemas sprendžia. Jeigu, pavyzdžiui, mes pašalintumėm uždegiminį stresą ir pagerintumėm mikrobiotą, ypač vaikų organizmuose, galėtumėm jiems padėti doroti su nuolatiniu stresu. Atlikta tokių tyrimų, kurių metu įrodyta, kad tokie sutrikimai gali dingti, gali netgi nebepasiteisinti ankstesnės diagnozės, pagerėja vaikų elgesio sutrikimai. Aš manau, kad mes galime pasiekti net geresnių rezultatų. Tarkim, ląstelėje vyksta įvairūs procesai ir jeigu mes jiems procesams nepadedame, tai tie procesai gali lemti neurologinės problemas,
Tam reikėtų net ilgesnių paskaitų. Iš esmės turėtumėm gerinti ir neuroplastiškumą ir sau padėti, valgydami tinkamus maistus ir gerindami mikrobiotą. Kalbant apie degeneracinės ligas, tai gerindami mikrobiotą galime išlaikyti savo žarnyne naudingų bakterijų kiekį, taip save apsaugoti nuo uždegiminio streso, nuo vėžio. Ir jeigu mes nepadedame išlaikyti savo mikrobiotos, galime prarasti neuroplastiškumą. Galime netgi panaikinti tam tikras jungtis tarp savo nervų. Smegenų ląstelės gali pradėti mirti. Tai lemia kognityvinių įgūdžių praradimą. Prasideda demencijos simptomai. Viskas yra dėl to, kad prarandamos nervų jungtys, jos pradeda degeneruoti. O viskas priklauso būtent nuo ląstelių branduolių. Jeigu mes užkirstume kelią uždegiminiam stresui, mes padėtume išlaikyti savo nervų jungtis. O įvykus tokiam procesui, kelio atgal nėra. Praradę kognityvinius sugebėjimus, mes pradedame iš lėto mirti. Taigi, neurodegeneracinių ligų srityje mikrobiotai tenka labai didelis vaidmuo. Organizmas turi gebėjimą kurti naujas nervinės sinapses ir į tai taip pat reikėtų atkreipti labai didelį dėmesį. Yra baltymų, kurie keliauja tiesiai į smegenis ir smegenis apsaugo nuo žūties. Tarkim, prasta mikrobiota turi labai didelės neigiamos įtakos nervui klajokliui, o dėl tokių problemų gali žmogus susirgti ir Parkinsono liga. Jeigu smegenys nebus aprūpintos baltymais, tada gali prasidėti neurologinės problemos su tuo, kad ir kaip keistai skambėtų, susijusi ir burnos higiena. Mikrobiota turi įtakos tam, kaip jaučiamės, kaip galvojame, nes jis sukuria naujų profilių susijusių su tuo, kaip, tarkim, smegenys yra aprūpinamos krauju, kaip mūsų organizme veikia kraujotaka, kaip yra kuriami nauji junginiai, kurie yra aktyvūs ir aprūpina mūsų organus ir smegenis įvairiomis medžiagomis, kurios turi įtakos tam, kaip galvojame ir jaučiame. Mūsų tikslas yra išvengti baltymų struktūros iškraipimų. Buvo įrodyta, kad mikrobiotos pokyčiai yra susiję su ne tik nerimo ar depresija, bet ir motyvacija. Ar mes atsikelsime jausdamiesi taip, kad nugalėsime visą pasaulį, ar kad nenorėsime keltis iš lovos. Taip pat tai susiję su mūsų impulsų kontrolė, ar ne? Kaip mes elgsimės, kiek socialūs būsime. Ir tai taip pat labai glaudžiai susiję su mūsų rizika tapti priklausomais nuo kažkokių produktų. Kalbėjau apie mikrobiotą
žarnyne, bet visi audiniai turi savo mikrobiotą. Ir mikrobiota keičiasi, kai organizmą užpuola ligos. Kai kalbama apie smegenis, įrodymai, tarsi moksliniai duomenys skiriasi, bet tikima, kad smegenys irgi turi savo mikrobiotą. Klausimas, kaip ta mikrobiota atrodo. Aš manau, kad ta mikrobiota yra pakankamai didelė. Bet aš tikiu dar ir, kad smegenų mikrobiota tikriausiai veikia ir žarnyno mikrobiota, nes bakterijos organizme juda. Jeigu mes iš esmės keičiame žarnyno mikrobiotą, žarnyno, kuris yra didelis organas, tikrai neišvengiamai tai turi įtakos antriniams pokyčiams ir antriniams pokyčiams audiniuose. Prebiotikai ir probiotikai veikia įvairias smegenų funkcijas, galbūt netiesiogiai. Ta įtaka yra netiesioginė, bet tikėtina, kad bent jau kai kurios smegenų funkcijos būna paveiktos, jeigu, pavyzdžiui, turime tą vadinamąjį pralaidaus žarnyno sindromą. Pakeitę dysbiozę į eubiozę, sumažiname neurouždegiminį stresą. Pakeitę mikrobiotą keičiame ir visų neuromediatorių struktūrą. O tai turi įtakos kognityvinėms funkcijoms ir elgesiui. Jeigu yra neurouždegiminis stresas, mažėja neuroplastiškumas smegenų, kenčia nervas klajoklės. Pakalbėsiu apie 3 smegenų dalis. Visa tai teorija, pakankamai nauja, neturime tokių galutinių duomenų. Tai pakalbėsiu tik apie tai, ką bent jau šiek tiek žinome. Mes kalbame apie tą apytaką, numatytąją apytaką. Ši apytaka veikia, kai jūs esate atsipalaidavę. Jeigu jūs kalbate viešai, jeigu žaidžiate tenisą, užsimate kitokią veiklą, šita tarsi grandinė smegenų neveikia. Tai yra grandinė, kur prisimenate savo praeitį, kur galite įsivaizduoti savo dabartinę padėtį pasaulyje. Tai visa tai susijęs su saviįvaizdžiu. Jeigu jūs nieko kito neveikėte, užsimate tik ir galvojate apie savimi, tai jūs galite įsivaizduoti save. Jeigu į šitą pasižiūrėti grandinės veikimą, galima tiesiog pasinaudojus magnetinio rezonanso priemonėmis. Žmogaus smegenų nuotrauka daroma, kai jisai kažko užsiima ir kai jisai yra ramybės būsenoje. Ir galima net ir magnetinio rezonanso nuotraukose matyti, kaip keičiasi ta grandinė, priklausomai nuo to, ar yra sąlytis su išoriu pasauliu ar ne. Mes žinome, kad ta grandinė atsako už nerimą, depresiją, neurouždegiminis stresas vaidina savo vaidmenį čia. Mezokortikolimbinė grandinė, čia formuojasi priklausomybės. Jeigu jos kažko tai norite, veikia mezokortikolimbinė grandinė. Tai yra funkcinių požiūris kita grandinė, besiskirianti nuo numatytosios. Tai šita grandinė atsako už priklausomybės, už apetito kontrolę, impulsų kontrolę, motyvaciją, agresiją. Visi šitie dalykai yra neatsiejami. Mes žinome, kad šitoje grandinėje neurouždegiminis stresas irgi vaidina savo vaidmenį. Pasireiškus stresui, vėlgi nekontroliuojami impulsai
ir nekontroliuojant impulsų, ta kontrolės stoka yra siejama istoriškai su alkoholio ar kitų medžiagų vartojimu. Lygiai taip pat čia galėtume įvardyti ir itin apdoroto maisto valgymą. Neurouždegiminis stresas turi įtakos didesniam priklausomybę skatinančių medžiagų vartojimui. Mes turime tokių vaistų Šiaurės Amerikoje, kurių tikslas yra Mandžaro, pavyzdžiui, kurių tikslas yra sumažinti neurouždegiminį stresą. O neurouždegiminio streso mažinimo siekiama tam, būtent, kad žmogus atgautų impulsų kontrolę ir galėtų įveikti savo priklausomybę maistui. Tai yra laikomas Mandžaro, laikomas net ir dabar svorio metimo priemonė. Jis turi įtakos net ir šio vaisto vartojimas turi įtakos net ir lošėjams, irgi padeda kontroliuoti jiems savo impulsus. Dopaminas, nes šie vaistai veikia dopaminą. Dopaminas yra tas elementas, kuris mums suteikia pasitenkinimą. Tai norint įveikti priklausomybės, reikia kontroliuoti jo išsiskyrimą. VTA tai yra ta vieta, kur vystosi žmogaus atsparumas. Visos šitos grandinės 3 veikia. VTA, kaip jau minėjau, yra susijusi su žmogaus atsparumu. Atsparumas iš esmės reguliuoja, kaip žmogus reaguoja į skirtingas situacijas. Jeigu jūs turite didelį atsparumą, ramiau reaguosite ir objektyviau reaguosite į stresą, į nerimą. Mažesnė yra tikimybė, kad jis išsivystys depresija jums, jūsų motyvacija bus didesnė. Mes žinome, kad atipiniai karotinoidai padeda būtent šitai išlaikyti šitos grandinės sveikatą. Mes esame asmenybės. Mes dabar siekiame ir su naujosiam technologijom, ir su naujais tyrimais siekiame išsiaiškinti, kaip galėtumėm savo geriausias savybės atverti. Štai čia jau darosi įdomu. Kai pradedame keisti visus tuos faktorius, prebiotikus, psichologiją savo, pastebime pagerėjusį socialinių sprendimų priėmimą. Prisiminkime žaidimų teoriją. Pagal žaidimo teoriją, jeigu tas pats ir galioja ir mikrobiotai. Dauguma tyrimų rodo, kad su gera mikrobiota jūs darotės racionalesnis, sąžiningesnis kitų žmonių atžvilgių. Tai gera mikrobiota turi įtakos mūsų socialiniam gyvenimui, mūsų socialiniam sprendimui. Gerina mūsų asmeninės savybės, mes net iš esmės skatina socialumą, kilnesnės, tas aukštesnės kokybės mūsų savybės. Mes turėtumėm kaip žmonės būti vienas kitiems dosnūs. Panašu, turime duomenų, kad turint tinkamą medžiagų apykaitą, tinkamą mikrobiotą, net ir mūsų socialumas gerėja. Kodėl? Ar kaip tą galima paaiškinti? Aš manau, kad paaiškinti galima štai taip. Mikrobams patinka bendrija, kompanija. Jie nori užkrėsti vis daugiau, bakterijos nori užkrėsti vis daugiau žmonių. 2008 metais Bizulevičius ir Bizulevičienė yra atlikę tyrimą. Lietuvių mokslininkai, plus Kaklauskaitė, man labai patinka jų darbas. Jiems kilo idėja, kad mikrobai atsirado pirmiau ir jie tarsi mus kaip inžinerinį produktą sukūrė.
Ir mikrobams mes esame tarsi reaktorius, veikiantis reaktorius. Mikrobai mūsų organizme mėgsta tarpusavyje bendrauti ir lygiai taip pat naudoja mus kaip reaktorių, kad užkrėstų kitus. Būtent iš ten ir atsiranda tas socialumas. Teigiama, kad mikrobai būtent dėl tos meilės kompanijai skatina jūs būti socialiam, daugiau bendrauti, daugiau keistis su kitais. Organizmai dauginasi, bakterijos dauginasi daug geriau, jeigu mes turime tų tarp asmeninių santykių, jeigu mūsų socialinis elgesys yra geresnis ir mes išeiname į žmonės daugiau. Kai kūrėme intimumą. Mikrobai skatina oksitono, vadinamo oksitokino, vadinamo meilės hormono gamybą. Jie sukuria ir laimės hormoną, tai yra vadinamasis laimės hormonas, kuris atsako už mūsų atlygio mechanizmus organizme, mes jaučiame pasitenkinimą, užsiimdami tam tikrą veiklą. Mes bendraujame vienas su kitu skirtingais būdais. Ir visko gali būti, kad tas bendravimas, intimumas ir yra susijęs su mūsų mikrobiologija, su tuo, kas vyksta mūsų organizme. Kai kurių gyvūnų organizme formuojasi toksoplazma. Tai yra parazitas, įdomus, skatina seksualiai rizikingą elgesį. Tai rodyta su gyvūnais ir galbūt tai mums nėra gerai, bet kita vertus vėlgi skatina mūsų didesnę interakciją. Tai reiškia, kad įvertinus visus šituos dalykus reikėtų susitaikyti tarsi su savo mikrobiota, ją rūpintis tiesa. Taip rūpindamėsi savo mikrobiotą, ilginame savo ilgamžiškumą. Pabaigai pakalbėsiu gal apie mieles ir kodėl jos yra aktualios. Kodėl mielės yra svarbios? Mielės skatina cukraus gamybą. Mes gyvename antibiotikų amžiuje. Tai yra didžiausia farmacijos pramonės sėkmė. Antibiotikai yra plačiai išrašomi, mano nuomonė vartojami per intensyviai ir per plačiai, tampa nebeveiksmingi. Manoma, kad vos po 10 metų antibiotikai bus visiškai nenaudingi. Tiesą pasakius, tokia prognozė buvo padaryta dar gerokai anksčiau, buvo teigiama, kad 2010 metais tai antibiotikai jau bus visiškai neveiksmingi. Tai buvo Jungtinių tautų tyrimas atliktas. Dabar manome, kad iki 2050 metais 10 milijonų žmonių per metus mirs dėl to, kad antibiotikai jų organizmui nebebus veiksmingi. Tai yra labai nerimą keliantis dalykai. Mes kalbame apie antibiotikų pabaigą turbūt. Štai čia matote metus, chronologiją, atsiradusių naujų lygų, atsparių lygų, kurių nebegydo antibiotikai. Kaip kalbam, pavyzdžiui, apie tuberkuliozę, tuberkuliozei mutavus, atsiradus naujiems štamams, mūsų turimi antibiotikai, su kai kuriais jų yra nebeveiksmingi. Mes turime tokių atsparių dabar tuberkuliozei štamų, kur nieko nebegalime padaryti.
Jeigu jums apie tai norėtųsi sužinoti daugiau, tikrai galite kreiptis į mane asmeniškai šiek tiek vėliau, nes dabar jau nebegaliu kalbėti. Gonorėja tampa praktiškai nebeįmanoma gydyti. JAV gonorėja tampa labai rimta liga kaimo vietovėse. Ten yra vyresnio amžiaus žmonių, kurie visiškai nesirūpina vaikais ir vaikų tarpe, paauglių tarpe gonorėja tiesiog plinta milžiniškais mastais. Ir panašu, kad padėtis tik tai prastėja, atsiranda vis daugiau ligų, kurios yra nebeatsparios antibiotikams. Vis daugėja ligų, kurias gyvūnai perduoda žmonėms, ypač kai įvyksta sąlytis su gyvūnais izoliuotose vietose, ypač laukinėje gamtoje, jeigu žmonės gyvena izoliuotose atokiose vietovėse. Mokslininkai buvo atlikę įvairių eksperimentų su gyvūnais ir buvo nustatyta, kad įvairūs tokie tyrimai su gyvūnais, eksperimentuojant kartu su žmonėmis ir su gyvūnų ir žmonių sąlyčiu, yra tiesiog neetiški ir labai rizikingi ir pavojingi. Čia matote išvardytas visas tas ligas, kurias gyvūnai perdavė žmonėms, įskaitant COVID tą patį, įskaitant AIDS ir kitas. Nu, čia yra dar vienas pavyzdys to, kaip mes pasiekėme tą ribą, kai mūsų nebegelbės tos magiškos piliulės. Mes turėtumėm iš naujo svarstyti mūsų medicininę filosofiją ir ko gero reikėtų vėl grįžti prie prancūzų fiziologo Bernardo, kuris sako, kad mums reikėtų pradėti gerinti tą natūralų atsparumą, ar ne? Čia matote žmonės, kurie gyvena labai užterštoje vietovėje, jie medžioja savo pietus, jie rūko, mikrobiologiškai vietovė yra labai užteršta. Čia matote, žmogus Nairobije gamina maistą ir jį pardavinėja gatvėje. Čia vaizdas iš Kalkutos, kai matote, kad žmonės maistą gamina būtent taip ir jį pardavinėja, tai mums pagal mūsų higienos standartus tai tikrai nebūtų priimtina. Jie prakaituoja, jie į maistą deda savo rankas, patys įrengimai tikrai nėra švarūs. Jeigu matytume tą vaizdą pirmą kartą lankydamiesi Afrikoje arba Indijoje, garantuotai susirgtumėte. Bet ten gyvendami žmonės nesuserga. Iš esmės jų neaptinka jokie nei virusai, nei infekcijos. Kodėl? Todėl, kad jei gyvenate tokioje užterštoje aplinkoje, tai matytumėte, kad mielės yra vienas iš tų labiausiai aplinką teršiamų produktų. Mielės yra visur, bet kokiame praktiškai produkte. O tai, natūralios mielės, apsaugo mūsų imunitetą. Mielės turėtų būti saugomos ir apdorotos ir galbūt vartojamos sterilioje aplinkoje. Jei mes turime maistą laikyti taip pat steriliai, kad sumažintume infekcijos riziką. Mūsų visas maistas yra sterilus, o mielės praktiškai užveda tas imuninės ląsteles, kurios ir skatina mūsų imunitetą. O sterilumas mums tik tai kenkia. Nebelieka jokio imuninio atsako. Jeigu žiūrėtumėm į ląstelių komponentus, matome, kaip ląsteles valgo bakterijos, ar ne? Kaip bakterijos jas žudo. Man atrodo, tai rodo bakterijos. Matote, kaip bakterijos žudo visas kitas labai mūsų organizmui svarbes ląsteles, neutrofilai.
apie kuriuos tuoj pakalbėsiu. Tai yra dar vienas dalykas, makrofagai. Kurie irgi buvo plačiai išnagrinėti. Čia matote mielės. Ir kaip minėjau, mielės yra absoliučiai visur. Ir vandenyje, ir maiste. Ir visai neseniai mus taip pat veikdavo didžiulis mielių kiekis. Mes jas nuolat įkvėpdavome ir virškindavome. O šito nebėra, tas poveikis yra dingęs. Kodėl? Todėl, kad yra pasikeitusi mūsų mityba, mūsų dieta. Tradiciškai mieles vartodavom, pavyzdžiui, raugindami maistą, fermentuodami maistą. Prisiminkime, pavyzdžiui, alkoholinius gėrimus, ar ne? Ten irgi gamyboje naudojamos mielės ir labai plačiai. Tiek plačiai, kad, pavyzdžiui, toks alus, kur naudojamos mielės, nėra ilgai vartojamas, galiojimo laikas yra tikrai trumpas. Kitu atveju mes pasigautumėm infekciją. Kodėl toks alus nebegaminamas? Todėl, kad yra pradėtas gamybos procesas vadinamas ultrafermentavimu arba ultrarauginimu. Nuo tokio alaus vis tiek apgirsite, tačiau jis nebėra toks funkcionalus, kalbant apie imuninės sistemos apsaugą. Dar viena maisto rūšis, kur yra naudojama daug mielių, yra duona. XIX amžiuje žmonės, kurie gyvendavo aktyviau nei mes, galbūt per dieną suvalgydavo kepalą arba puskepalį duonos. Ir kai kurie metodai, dėl kurių duona iškyla, irgi pasikeitė. Dabar į duoną yra išvirkščiama tam tikros cheminės medžiagos, anglies dioksido ir todėl ta duona pakyla, ne dėl to, kad yra naudojamas raugas pilnas mėlių. Ir dėl šio pasikeitusio proceso, dėl šio pasikeitusio gamybos būdo irgi nebegaunam imuninės apsaugos. Čia matote obuoliai, vėlgi veikiamos yra mielių ląstelės. Yra pasikeitę gamybos procesai, pasikeitę ūkiai, jie tarsi tapę mūšio laukais. Ir ką mes padarėme? Mes kūrėme tarsi Disnėjaus pasaulio obuolius, nebenatūralius obuolius. Atrodo jie gražiai, atrodo praktiškai tobulai, tačiau buvo panaikinta pati didžiausia teikiama nauda - dingo mielės. Štai kas dingo. Matote čia, tai yra prebiotikai, kurie dingo, angliavandeniai, tie naudingieji angliavandeniai, kurie dingo. Jie padeda maistui rūgti, kas yra sveika mūsų organizmui, ir tai yra angliavandeniai, kurių jūs negalite suvirškinti, tačiau jie žarnynui yra itin naudingi. Sukūriami tokie neuroplotai, kurie nuolat tarsi tikrina žarnyną ir tada mielių dalelės, jos padeda susijungti tam tikroms ląstelėms ir tikrina tas ląsteles ir tada vyksta tie mikroprocesėliai, dėl kurių nuodingi junginiai naikinami, o mažos dalelės, kurios yra naudingos organizmui, yra aktyvinamos, pavyzdžiui, M ląstelės ir tai vėl padeda apsaugoti mūsų imunitetą. Kaip tai veikia? Jei patogenas patenka į mūsų giliuosius audinius, nebevyksta tas tiesioginis surišimas, tas papildymas, antikūnų papildymas, nes jie pradeda nykti, jie yra suardomi, atsiranda toksai tarsi cheminis debesis. Ir tada imuninės ląstelės, jos į tai reaguoja, jos juda iki to cheminio debesies ir nori pašalinti tą bakteriją. Ir taip suriša tą patogeną įvairiais būdais. Čia matote yra neutrofilo granuliositas.
tada imuninė ląstelė pradeda reaguoti, tačiau pasitelkiamas kitas receptorius. Matote, tai yra tarsi tokie saugūs spąstai, tokia gaudyklė. Ir tada abu du receptoriai turi būti generuojami, kad būtų gaunamas imuninis atsakas. Jei jūs esate gydytojai ar mokslininkai, jūs žinote, kaip svarbu apsaugoti tuos receptorius, kad imuninė sistema išmoktų atpažinti tokius patogenus, juos surišti ir panaikinti iš organizmo. Bet siekiant tai aktyvuoti, reikia užtikrinti, kad imuninė sistema labai agresyviai reaguotų į tokį patogeną, jį atpažintų ir sunaikintų. Paaiškinsiu šią skaidrę. Ji nėra tokia pavojinga, kaip atrodo. Mes nulinę dieną skaičiavome imuninių ląstelių skaičių, žiūrėjome, kaip jos naikina patogenus, tai yra fagocitinės ląsteles poilsio režime, ir 60% tokių ląstelių surijo mikrobus ir pradėjo juos tarsi virškinti ar net tarsi naikinti. Buvo nustatyta, kad kuo daugiau mikrobų yra suvalgoma, tuo mažesnė bus tikimybė, kad žmogus susirgs kažkokią infekcinę ligą. Matote, koks yra ląstelių skaičius, kuris yra agresyvus, ir aktyvių ląstelių skaičius praktiškai sudvigubėjo. Tai yra tokia imuninė sistema, kuri daug geriau geba apsaugoti mūsų organizmą. Klinikinėmis sąvokomis jos gali pašalinti mikrobus iš jūsų organizmo, išvaryti juos ir jūs tada išgyvensite. Čia matote kreivę, tai yra bakterijų skaičius gyvūno organizme. Ir per kitas 3 dienas mikrobų skaičius kraujyje vis tiek išliko didelis ir tie gyvūnai vis tiek žuvo. Jeigu yra vartojamas, pavyzdžiui, toks produktas kaip Valmjun, tada matome, kad bakterijų skaičius organizme drastiškai sumažėja ir imuninės sistemos atsakas yra itin stiprus. Kalbant apie išgyvenamumą, tai jo lygis gali būti 0. Tačiau jeigu gyvūnui yra duodamas mielių ekstraktas, tada išgyvenamumas yra nuo 80 iki 90%, o tai yra labai geras rezultatas, kalbant apie ilgamžiškumą. Gyvenimo trukmę apskritai. Ypač vartojant beta-gliukanus. Mes atlikome tyrimus su Valmjun kartu su Kanados gynybos departamentu ir mes atlikome tyrimus su mikrobų antraksu. Jeigu gyvūnams duodi tokių mikrobų, tai po juodligės mikrobo, tai jie pradeda dvėsti po 3-4 dienų ir tai yra labai tipinis organizmo atsakas, jeigu nevartojamas joks preparatas. O Valmjun preparatas padeda įjungti imuninį atsaką, imuninę sistemą. Jeigu, tarkim, jūs veiktų biologinis ginklas, tai galėtumėt kažkaip mobilizuoti savo civilius, o organizme tai tu gali kažkaip mobilizuoti savo imuninę sistemą, kad ji susidorotų su absoliučiai bet kokiais svetimkūniais ir priešais. Jeigu mes pašalintumėm nuodingus produktus iš savo mitybos grandinės, ir tai yra labai paprasta, jeigu gražintume beta-gliukanus į savo dietą ir mitybą, tai savo imuniniai sistemai tik padėtumėm. Tai galioja ir virusų atveju, matote, kas įvyko, pavyzdžiui, dirbant su gripo virusu. Jeigu nieko nedarai, tai mirtingumas gali padidėti drastiškai.
praktiškai dvigubai. Kalbant apie virusų poveikį, jeigu naudoji beta-gliukanus, taip pat gali pasiekti tokių rezultatų, kad mirtingumas sumažės taip pat per pusę. Mes kalbame apie mitybą, norėdami gerinti žmonių sveikatą, bet turėtumėm nepamiršti apie viso pasaulio sveikatą ir apie tos sveikatos gerinimą. Labai trumpai. Mes taip pat naudojame beta-gliukanus odos serumuose, nes jie apsaugo jūsų ląstelių matricą. Tai yra tas junginys, kuris palaiko jūsų ląsteles, palaiko odos elastingumą, putlumą, tai yra visos tos savybės, kurių mes norime savo odoje. Tai čia kosmetiniai sveikatos priežiūros aspektai. Ką mes padarėme? Mes beta-gliukanus apjungėme su kitomis maistinėmis medžiagomis, kad galėtumėt vartoti juos kaip lokalų topinį preparatą iš išorės, bet per kapiliarus funkciniai ingredientai patenka į organizmą. Mes galime sulėtinti ECM skilimą. Kuo daugiau ECM turite, tuo geriau jūsų oda atrodo. Tai mes iš esmės didiname regeneracinį poveikį. Kas yra to produkto sudėtyje? Emolientai, drėkinimo fermentai ir aktyvatoriai, antioksidantai, galbūt tai svarbus komponentas, priešuždegiminiai agentai, antiglikosilantai. Apie tai truputį gal po paskaitos galėsim pašnekėti, lygiai taip pat saulės apsauga ir fibroblastų stimuliatoriai. Tai yra peptidai, kurį dauguma žmonių vartoja. Fibroblastų stimuliatoriai skatina odą gaminti daugiau kolageno ir leidžia formuotis geresniam ląstelinės matricos jungtims. Mes gaminame jas mažesnės masės, kad jos geriau galėtų įsigerti į odą. Patekusios šios medžiagos ant odos, jos apgauna tarsi odą ir oda mano, kad atsirado žaizda. Oda gali atsinaujinti ir gaminti kolagentą tik tuo met, kai yra žaizda. Tai būna, pavyzdžiui, po operacijų. Atsiradus pažeidimui, ląstelės aktyvuojasi, imuninės ląstelės leidžiasi žemyn, skatina imunologinį atsaką, migruoja į limfmazgius, kad galėtų kovoti su infekcija. Bet atsitinka ir kažkas kito. Šios ląstelės veikia geriau, kai yra beta-gliukanų. Jos informuoja, tarsi beta-gliukanai informuoja ląsteles, kad oda buvo pažeista, tada prasideda kolageno gamyba. Būtent todėl turime tokias procedūras kaip mikroadatėlių terapija ir dermabrazija. Iš tiesų šitokiomis procedūromis siekiama tiesiog paskatinti kolageno gamybą, suaktyvinant fibroblastus. Jūsų oda po kelias dienas ir jaučiasi gal nepatogiai, tai čia yra tas šalutinis poveikis procedūrų kosmetinių, bet viso to galima išvengti tiesiog vartojant beta-gliukanus. Toliau. Tai čia skirtingas beta-gliukanų pritaikymas. Beta-gliukanus galima naudoti gydant chirurginės žaizdas, paskatinti spartesnį gydymą po operacijų. Tas buvo pradėta daryti Vokietijoje, dabar visą tai galima matyti tarptautiniu mastu. Kai kalbame apie kosmetinį pritaikymą, matoma, kad tai skatinama geresnė odos išvaizda, pradeda nykti randai, pradeda nykti įvairios pigmentinės dėmės. Štai čia yra keli pavyzdžiai. Tai čia yra raukšlė. Žiūrime į raukšlės paviršių per padidinamąją mikroskopą.
Štai čia, jeigu pasižiūrėtumėt, matote prieš ir po rezultatus. Čia yra nedidelis tyrimas, kurį atlikome savo įstaigoje. Žiūrėjome į elastingumo parametrą. Yra trys rodikliai, kuriuos tyrėme. Norėjau jums tiesiog parodyti, kad topiškai vartodami beta-gliukanus galite pagerinti odos elastingumą, kosmetiškai to ir nomite, bet jeigu su Extend, su Balance Oil, su visu sveikatos protokolu, aprūpinante visomis maistinėmis medžiagomis kapilerus, tai gaunasi geriausia, ką gali pasiūlyti abu pasaulyje, tiek kosmetika, tiek vidinis preparatų vartojimas. Štai. Labai akivaizdus skirtumas. Mano draugas Tomis turi daugiau ECM nei aš, labai būna daug saulėje, aš netiek saulėje būnu, jis serga diabetu, rūko turbūt ir visa tai reiškia, kad jo oda spartėja, senėja gerokai lėčiau, bet tiesą pasakius, šioje nuotraukoje žmonių amžiaus skirtumas yra 15 metų, tai yra jaunesnis 15 metų žmogus nei aš, bet matote labai akivaizdžiai išvaizdos skirtumus. Beta-gliukanų pritaikymas. Beta-gliukanai gali skatinti atsparumą infekcijoms, mažinti alergijų riziką arba netgi sušvelninti alergijas. Beta-gliukanai vaidina svarbu vaidmenį gydant žaizdas po traumos, kalbant apie tą išorinį poveikį, tuštybės aspektą, tai beta-gliukanai padeda išlaikyti sveiką gražią odą. Štai čia yra paveiksliukas iš Viktorijos laikų karalienės. Mes visi turime tuštybės savyje, visi esame kalti tuo, bet tiek trumpai, jeigu turite klausimų, mielai juos atsakysiu, jeigu yra laiko, liksiu scenoje, jei ne, tada po paskaitos. Ačiū.